Jei kung fu filmas neturi humoro ir įtampos, vadinasi, praleidžiate filmą, kuris viską pakeitė. Šis filmas yra Gyvatė erelio šešėlyje. Filmas Gyvatė erelio šešėlyje, pasirodęs 1978 m. tapo lūžio tašku Honkongo kinui. Šis filmas ne tik pavertė Jackie Chan pasaulinę žvaigždę, bet ir amžiams pakeitė kung fu filmus. Režisieriaus Yuen Woo-ping filmas sujungė neįtikėtinas veiksmo scenas su komiškais elementais, ką retai pamatysi tais laikais. Istorija pasakoja apie našlaitį Jian Fu, kuris yra skriaudžiamas kung fu mokykloje ir išmoksta gyvatės kovos stilių iš seno meistro. Bet kodėl šis filmas yra klasika? Nes jame pristatoma novatoriška choreografija, tobulas humoro ir veiksmo derinys ir įspūdingas Jackie Chan virsmas iš Bruce Lee imitatoriaus į unikalų veiksmo komedijos aktorių. Filmas Gyvatė erelio šešėlyje yra ne tik filmas, bet ir kino istorijos etapas. Jei dar nematėte, praleidžiate magišką kung fu filmą. Pažiūrėkite į dabar.